Alytaus miesto savivaldybės metų aktyviausias sporto klubas. Ir taip, metų aktyviausias sporto klubas. Alytaus rankinio klubas Varsa. Lietuvos rankinio federacijos čempionatas 5. vieta. Ir šis klubas turi labai daug sirgalių, kurie juos palaiko kiekvienose rungtynėse. Vadovas ir treneris Egidijus Petkevičius. Kadangi klubas vykdo treniruotę, tai klubo atstovai atvyko paimti apdovanojimų. Jūsų ovacijos ir aplodismentai. Milana Malinauskaitė, rankinis. Lietuvos U15 jaunių čempionatas, 3. vieta. Trenerė Rasa Lugauskienė. Luknė Tilinskaitė, rankinis. Lietuvos U19 jaunimo čempionatas, 2. vieta. Lietuvos U17 jaunių čempionatas, 1. vieta. LRF taurės laimėtoja, trenerė Rasa Lugauskienė. Rankinis? Žiūrim. Metų komanda Proveržis. Berniukų U13 rankinio komanda. Treneris Tadas Stankevičius. Visa eilė pakilo, taip ir ateina. Pasirodo, rankininkų reikia daugiau negu futbolininkų aikšteliai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eina sau. Kapitonas komandos. Kapitonas nedrįsta apdovanojimo pasimti nepratę, sako, dar nieką nelaimėjom.